Jeigu jūs važiuojat ir pamatot motociklininką visiškai, va taip ant kelieno pasidėjęs ranką, tai žinokit, jisai važiuoja visiškam komforte atsipalaidavęs, čia yra jo visiškas atsipalaidavimas, taip kaip dabar važiuoju aš visiškai dabar kaifuoju nuvažiavimą, man patinka. Dar galit būna pamatyti ant bako pasideda, aš ant bako kažkaip nededu, esu matęs, kad būna taip, bet irgi tipo jau čia atsipalaidavęs, nes kaip, tai vairo jau nebelaikai dviem rankom, pasidėjai ranką ant bako, bet pas mane tiesiog per žemais gal, tipo aš toks gal per aukštas pasidėti ant savo motociklo ant bako, jeigu bakas aukščiau būtų, tada aš galėčiau pasidėti ir irgi gal jaučiuosi komfortiškai, bet dabar tai tiesiog susikuprinu ir visas kuprius kažkoks lieku. Kitas, žiūrėkite, jeigu va taip va taip daro motociklininkas. Jis arba apšildo padangas ir to įdės gazų kažkur, arba jis yra visiškam atsipalaidavime, taip kaip aš dabar darau. O jeigu dar pamatytumėt, važiuoja ant kelieno ranką ir taipą. Tai čia žinokit, iš viso yra max lygis visko. O taipą. Aišku, gali kažką pagazinti šitie dalykai, nes aš atsimenu, mano močiutė kažkada grįžo namo ir sako, aš mačiau, jau motociklininkas va taip, per visą kelią. Aš galvoju, kas jam yra? Galvojau, nukrisis ar kažką. Galvojau, smėtis viską, bet tai taip jau yra. Kai kam gali iš šono taip pasirodyti netyčia. Bet taip nėra. Žinokit, nenukris tie motociklininkai, važiuoja jie gerai. Aišku, močiučių turbūt nežiūri mano video, tai savo močiutė aš paaiškinau šitą. Kitom galit jūs paaiškinti.